Ką žmonėms pasakyti, kurie ruošiasi šią savaitę skristi. Lietuvos vadovas ragina NATO Rusijos ir Baltarusijos grėsmę vertinti kaip vieną. Odisėja Vaida. Išrinktoji Baltarusijos lyderė Svetlana Tsikhanouskaja paskelbė, raginanti Baltarusijos karius išvaryti Rusijos karius iš Baltarusijos. Paklausykime jos žodžių. Зараз найліпший шанс. Dabar geriausias šansas išvyti Rusijos karius iš mūsų šalies. Renkitės stoti į savigynos būrius. Kariai, atsargos kariai, Baltarusiai. Laukite mūsų signalo. Laisvės laikas ateina. Svobodai nabližai. Lietuvos prezidentas ir Lenkijos premjeras prie Suvalkų lankė sieną su Baltarusija ginančias pajėgas, įspėjo, kad naujų provokacijų pavojus realus, o per 4000 Wagner samdinių Baltarusijoje yra rimta jėga. Gitanas Nausėda sakė, kad strateginiam Suvalkų koridoriui apsaugoti reikia užtektinai kovinės galios ir būtina koordinuoti veiksmus su Lenkija. Būtų pernelyg didelė pagunda tiek Vladimirui Putinui, tiek Aleksandrui Lukašenka nepasinaudoti jų buvimu tiesioginėje kaiminystėje su vakarinė Baltarusijos siena galimoms provokacijoms prieš NATO valstybės. Lenkijos premjeras sakė, provokacijų jau mato. Ne tik savo šalyje, bet ir Lietuvoje bei Latvijoje. Jungtinės valstijos kaip tik pareiškė, kad Wagner pavojaus Lenkijai ar NATO neįžiūri. Minskas tai pavadino bobų paistalais. Suvalkų koridorius 64 km pločio juosta tarp Baltarusijos ir Kaliningrado srities ne tik vakarų spaudos pramintas pavojingiausia pasaulio vieta. Štai kodėl turime turėti pakankamai kovinės ir karinės galios abiejose sienos pusėse. Suvalkų koridoriaus teritorijoje ir Lietuvos pasienio su Lenkija gyventojai sako nerimaujantis dėl ateities. Įtampa tarp Lenkijos ir Baltarusijos Palenkės vaivadijoje mažina lankytojų skaičių vietinių skaičiavimų perpus. Baisiai bijau visi. Va čia pat va. Ir nežinia, kad naktį užvažiuos ir kas bus. Kaip tiek pamatė, kad praskrenda, koks lėktuvas, tu galvoji, nežinau, niekas pasidaro, jau naktį nemiegos. Dabar va mokymai buvo, pro mano langus, tai čia tankų varė. Jeigu jau puls mus čia, tai gal ir blogai bus, o gal ir nepuls čia mus, o gal mus ir apgins tas NATO. Vis dėlto tai yra dideli ginkluotė, dideli pajėgumai ir labai inovatyvi ta ginkluotė yra ir aš manau, kad labai didelis saugumas yra. Ir Lietuva yra laiminga, kad jinai yra NATO. Wagner pasirodė kaip nauja pabaisa. Tai veiksmingas gąsdinimas ir dar vienas būdas turistams baidyti. Žmonės atšaukia užsakymus, klausia pavyzdžiui, ar gali eiti mišką, ar nebus puolimo. Artėja rinkimų kampanija. Ir jei įjungiame vyriausybės kontroliuojamą televiziją, mums aiškina, kad Palenkės pasienio regionas saugus su daugybė policijos, su tūkstančiais karių. Jei įjungiame nepriklausomą televiziją, Wagner grupuotė atrodo jau ir šturmuoja rytinę sieną. Bet čia nieko panašaus. Rytų Lenkijos pasienio regionas, kadaise garsėjęs gamtai ir turizmu, šiandien siejama su migracijos krize ir karinė mobilizacija. Mūsų kraštas priklauso mums, bet ne uzurpuotojams ir okupantams. Noriu pasakyti mūsų priešams. Mes nesitrauksime ir mūsų niekas neišgąsdins. Nepavyksta žmonių atminties ištrinti tautinio solidarumo. Mes nenugalimi, kol esame kartu. Dažnai girdžiu klausimą, kada grįšime namo, kiek dar reikės laukti. Bet siūlau susitarti. Mažiau klausinėkime apie laukimą, o geriau paklauskime savęs, ką aš galiu padaryti, kad pergalė ateitų greičiau. Aktyvėjusią Baltarusijos žvalgybos veiklą pasienyje ir ragina vengti kelionių į šią šalį, kur atvykusius bandoma šantažuoti ir verbuoti. Kodėl važiuojate į Baltarusiją? Vykstu namo. Dirbat Lietuvoje? Taip. Mūsų valdžia sako, Baltarusija nesaugi šalis, KGB verbuoja keliaujančius. Grindžia Baltarusijos pareigūnų bandymais verbuoti ir kompromituoti lietuvius. Jų kiekvieną mėnesį Baltarusijoje vidutiniškai vyksta 52 000. Mūsų tikslas yra būtent apsaugoti piliečius, matant augantį retorikos agresyvumą. Wagnerio atsiradimas Baltarusijos teritorijoje kelia papildomą rizikos grėsmę. Kas jūsų akimis atrodo galėtų būti ta grėsmė, kuri atvestų iki visų pasienio punktų su Baltarusija uždarimo, nes toks variantas teoriškai irgi yra svarstamas?
Nerimą kelia labai aukštas Lietuvos piliečių išvykų į Baltarusiją lygis. Po to, kai praeitų metų pavasarį Baltarusija atidarė bevizį režimą Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos gyventojams, iš tiesų tas vizitų skaičius išaugo ir mes taip suvokiame kaip grėsmę Lietuvos piliečiams, nes kiekvienas jų gali tapti Baltarusijos saugumo struktūrų ir apskritai Lukašenkos režimo taikiniu. Tai dėl to aš ir pareiškiau savo nuostabą, mano požiūriu, valstybė tikrai nepakankamai rūpinasi tiek savo pareigūnų iš esmės, bet kartu ir įslaptintos informacijos apsaugai ir apskritai nacionaliniu saugumu, jeigu iki šiol nėra absoliutaus draudimo tam tikriems valstybės pareigūnams vykti į tą šalį. Aš tik tai galiu nusistebėti, kad toks standartas nėra įdiegtas. Kiek aš prisimenu iš savo darbo prieš kelis dešimtmečius krašto apsaugos ministerijoje, tai iš tiesų galioja toks standartas, kad net jeigu tu turi giminių arba pažįstamų Baltarusijoje arba Rusijoje, iš esmės tai jau buvo žiūrima kaip į rizikos veiksnį. Iš principo mes negalime visiškai uždrausti vykti savo piliečiams, tačiau mes galime apsunkinti jiems tą vykimą. Štai to aš galbūt ir pasigendu. Tai, ką siūlo profesorius Žarimas, tiesiog apsunkinti patį vykimą, galbūt įvesti papildomas procedūras grįžus ir taip bandyti atpratinti žmonės važinėti į realiai jiem patiem ir valstybei pavojų keliančią šalį. Be abejo, tai yra vienintelis priemonė, kurio galima imtis, kai konstituciškai negalime uždrausti, tai matydami ir turėdami susirūpinimą dėl Lietuvos piliečių išaugusių kelionių, tai be abejo patekimo apribojimas, patekimo sunkinimas yra ta priemonė, kuri gali daliai piliečių būti tas signalas, kad gal nevertėtų važiuoti į Baltarusiją. 3 metus iki 500 milijono žmonių eidavo į Minsko gatves protestuoti prieš Aleksandro Lukašenkos suklastotus rinkimus. Minint sukaktį, Minsko gatvėse buvo tuščia. Režimo priešininkai demonstracijas rinkosi užsienyje. Baltarusijoje masinės represijos. Svetlana Cichanauskaja sako, suprantanti Lietuvos susirūpinimą dėl Minsko keliamų grėsmių. Tačiau prašo uždarant kelis pasienio punktus su Baltarusija, palikti humanitarinį koridorių žmonėms bėgantiems nuo režimo represijų. Lietuvoje taip pat daug dėmesio buvo skirta galimiems veiksmams. Šią savaitę buvo primygtinai pasiūlyta gyventojams kuo mažiau lankytis nedraugiškoje šalyje. Kol Lenkija į pasienį siunčia 10 000 karių ir grūmoja Baltarusijai, o realiai Rusijai, kad bet kokia provokacija turės rimtų pasekmių, Lietuva savo ruožtu nori griežtinti saugumo situaciją. Vykstančius į Baltarusiją nuo šiol pasitinka perspėjimai lietuvių ir anglų kalbomis, esą ten nukeliavus galima ir nesugrįžti. Tiek užsienio reikalų ministerija, tiek saugumas jau ne vienus metus primena nerizikuoti keliauti į Baltarusiją ar Rusiją, nes padėti įkliuvusiems būtų be galo sudėtinga. Prezidento patarėjas Kęstutis Budrys sako, kad dabar iš Baltarusijos teritorijos kyla daugiau grėsmių nei iš Rusijos. Lietuvai ketinant tuos pačius ribojimus taikyti ne tik Rusijos, bet ir Baltarusijos piliečiams, Baltarusiai skundžiasi atsidūrę tarp žemės ir dangaus. Per daugiau nei pusmetį, kone 1000 baltarusių gyvenančių Lietuvoje pripažinti keliantys grėsmę saugumui. Labai laisvai interpretuojama, kas yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Kylančios grėsmės, jų spektras, ypač kas susijęs su hibridinėmis grėsmėmis iš Baltarusijos teritorijos, šiuo metu Lietuvai yra didesnės negu kylančios iš Rusijos. Atsisakė suteikti prieglobstį Lietuvoje 9 metus gyvenančiai baltarusių aktyvistai Tarptautinio pilietinių iniciatyvų centro Mūsų namai vadovai Olgai Karač. Pasak jos, dėl grėsmės nacionaliniam saugumui. Jau 3 metus Baltarusijoje aktyvistei Olgai Karač grėsia mirties bausmė. Prieš 2 metus dėl grėsmės gyvybei jai buvo suteikta apsauga. Dabar migracijos departamentas atsisakė jai suteikti prieglobstį, nes... Aš keliu grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Tai visiškas absurdas ir nesąmonė. Tačiau ji turi ryšių ir su pacifistinėmis organizacijomis, kurios pasisako ir prieš ginklų tiekimą Ukrainai. Nesiskųsti reikėtų, o daryti visą, kad nekelt grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui. Politikai tikina, kad Lietuva kaip ir priėmė, taip ir priims tik bėgančius nuo represijų. Lietuvoje beveik 10-metį gyvenanti Baltarusijos aktyvistė Olga Karač bendradarbiavo su Rusijos žvalgyba, teigiama BNS turimame Valstybės saugumo departamento dokumente. Valstybės saugumo departamentas pateikė migracijos departamento informaciją susijusią su Olgos Karač keliama grėsme Lietuvos valstybės saugumui. Ši informacija nėra viešo pobūdžio, todėl išsamiau jos nekomentuosime. Karač buvo informuota apie priežastis lėmusias vertinimą, kad ji kelia grėsmę valstybės saugumui ir jos nėra tos,
tos, kurias ji mini viešuose pasisakymuose. Ponios Karačio organizacija Mūsų namai ir ji pati visada laikėsi nuo šaly, sakykime, nuo pagrindinių Baltarusijos NVO veikiančių tremties sąlygomis čia Lietuvoje arba svetur. Dažnu atveju, jeigu mes matytumėm kažkokius bendrus pareiškimus, kalbant apie žmogaus teisų padėtį Baltarusijoje, kalbant apie politinę situaciją Baltarusijoje, Olgos Karačio pozicija visada dažniausiai skiriasi. Lukašenkos režimas sprendimą uždaryti 2 punktus vadina nedraugišku žingsniu ir grasina, dėl to išaugs eilės pasienyje. Lietuvos pasieniečiai atmetė tokį scenarijų. Lietuvos tarnybos turi būti pasiruošusios reaguoti į galimas grėsmės pasienyje su Baltarusija, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Būtų mūsų kiekvienos šalies valstybės pareigūnai pasiruošę, kad dieną ar x valandą mes visi vienu metu galėtume būti pasiruošę tai padaryti. Grėsmės gali būti įvairios ir turime būti pasiruošę. Ar mes esam tam pasirengę? Ar esam tam visiškai pasirengę? Aš manau, kad mes darome viską, kad būtume maksimaliai pasiruošę ir privalome kiekvieną padaryti, tiek institucijos, tiek politikai, nes tai yra mūsų pareiga. Ir žinoma, turime būti budrus, negalime atsipalaiduoti ir turime padaryti daugiau, net negu priklauso kiekvienas, kas dirba ir imasi atitinkamų veiksmų. Tai kelia mums papildomą grėsmę? Pirmiausia, jeigu kalbėti, kad mes turėdami tokius kaimynus, tiek Baltarusijos režimą, tiek Rusijos režimą, turime grėsmės ir turime su to gyventi. Bet mes esame NATO ir tikrai investuojame daug į savo gynybą ir turėtų mūsų žmonės ir mūsų visuomenė jaustis taip, kad mes turėsime, kas padės, ateis mums į pagalbą, bet taip pat turime padaryti viską patys, kad užtikrinti ir patys savo saugumą. Tai mūsų santykis su Baltarusijos režimu yra atitinkamas. Mes jau kuris laikas tikrai kariaujame hibridinę vykdomą ataką prieš mus. Tai yra siunčia mus prieš mus neteisėtus migrantus, kai nevyksta joks bendradarbiavimas ir daromas spaudimas prieš mūsų valstybę, prieš mūsų institucijas. Tai apie kažkokį tai bendradarbiavimą su nusikaltėliais net negali būti kalbos. Premjerė kartoja, kad prireikus vėl būtų uždaryta siena ir pabrėžia poreikį derinti veiksmus su Jungtinėmis valstijomis. Verslas sako, padariniai dėl nuolat uždaromo oro uosto jau juntami. Ar mes esam tokia valstybė, kuri gyvena pagal tai, iš kurios pusės pučia vėjas? Investuotojai pradės rimtai svarstyti, ar čia yra ta vieta, kuriems reikia likti. Ką žmonėms pasakyti, kurie ruošiasi šią savaitę skristi. Labai paprasta žinutė, kad padėtis yra sudėtinga ir naktiniai skrydžiai gali būti sutrikę. Trubinienė sako, jog vyriausybė daro viską, kad sustabdytų šią krizę. Teigia, tai hibridinė ataka. Niekada galvose nebuvo kontrabanda. Nuo pat pirmos dienos mes daiktus vadinam savo vardais ir sakėme, kad tai yra hibridinė ataka. Nors prieš pusantro mėnesio sakė kitaip. Duomenų, kad tai būtų hibridinė ataka arba kažkoks kitoks veiksmas nei kontrabanda nėra. Taip, mums nepasisekė, mes turime oro uostą labai arti Baltarusijos sienos. Tauriškai irgi yra svarstamas. Nerima kelia. Visiškas absurdas ir nesąmonė. Būtent apsaugoti piliečius. Lietuviai turi ryšių ir su pacifistinėmis organizacijomis, kurios pasisako ir prieš ginklų tiekimą Ukrainai. Nesusiskųsti reikėtų, o daryti visą, kad nekeltų grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui. Baltarusijos teritorijoje kelia papildomą rizikos grėsmę. Stojat. Nes ten iš tiesų gresia grėsmės jų saugumui, sveikatai ir nelabai nenoriu minėti to žodžio, bet kraštiniais atvejais galbūt ir gyvybei.